7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos geroviai. Treneri, dar viena užtikrinta pergalė prieš Asvelį, vėl toliau serija važiuoja, pergalė pralaimėjimas. Kaip vertinat šias rungtynes? Visų pirma, džiaugiamės iškovoję pergalę. Šiaip pradėjome visai neblogai rungtynės, po to jie pakėlė fiziškumą pirmo kėlinio, antroji pusėje, antram kėlinukė ir mes šiek tiek sustojom. Bet antroji pusė jau viskas kaip ir tenkino, gerai gynėmės, perėmėm nemažai kamuolių, nubėgom greitai, susikrovėm pranašumą ir iškovojom pergalę, džiaugiamės, sveikinimai komandai, sirgaliam, kurių nemažai vėl susirinko čia, sirgaliam visiems prie televizorius, taip pat visi džiaugiamės ir toliau einam. Šiandien pasidžiaugiam ir rytoj ruošiamės Milanui. Asvelis sugrįžo iš -15 rungtynių pradžioj. Kaip pavyko tą jų sugrįžimą sutramdyti ir persverti rungtynes? Taip, vėlgi, sakau, jie sugrįžo dėl to, kad pakėlė fiziškumą, mes gal šiek tiek keitimų padarėm ir toks normalu, čia krepšinį visą laiką bus. Nori kaip treneris, kad visą laiką 40 minučių tu eitum, visą laiką pirmautum, bet turėjom išlikti ramus, kantrus, žaisti tą, ką žaidėm, savo taisyklės ir turbūt tas ir padėjo. Kalbant apie tą trečią kėlinį, tai kartais atrodė, kad užtekdavo šiek tiek labiau paspaustas vėliau, matėm, kad ir Telis iš karto kamuolius ir pamesdavo. Ar čia ir buvo pagrindinis akcentas uždėti ant jų tokį spaudimą? Taip, šiandien ypač vėlgi, man atrodo, pasimatė, kaip neturim to, kiek komandai yra svarbus žaidėjas, man atrodo, vis tiek. Vatsonas, kiek jam lemia, taip kad vis tiek žinom, kad Telis yra metuose ir norėjom tikrai spausti, kankinti visą laiką pirmoji pusėje ir matėsi, kad antroji pusėje buvo pavargęs ir mums tas davė vaisių, nes vis tiek žaidėjas šiuolaikinio krepšinio bet kada yra labai svarbus. Aš asmeniškai jūsų žaidėjų karjeros nemačiau, ar buvot geras dėjikas, bet tikriausiai tų dėjimų meistrų esat prisižiūrėjęs per karjerą, tai kurioje lentynoje Ąžuolas stovi su savo vindmilais? Jis tik ant greitumas, dabar noriu, kad jisai įdėtų kažkur po krepšių gavęs nuo dviejų kojų, nuo vienos kojos ant greitų gali įdėti, matėm visi, kad kai įsibėgėja, kaip tankas eina, nieks negali sustabdyti. Dabar kitas žingsnis įdėti kaip pozicinę krepšinį. Kiek neramintis epizodas buvo su Edgaru Ulanovu, ar galite nuraminti dėl Edgaro? Tikrai dabar nieko negaliu, bet vėlgi čia ne aš daktaras, bet padarys tyrimus, kažką pasižiūrės, tada bus aiškiau. Aš tikrai nenoriu čia spekuliuoti kažko. Šiek tiek pasisakėte apie tos kūrėjus, tai dabar įeidinėja į tą kūrėjų rotaciją ir Dovydas Giedraitis. Šiek tiek gaunasi ir į žaidėjų pažaist. Kaip vertinat jo įsiliejimą, kas jam pavyksta ir kas nepavyksta šiuo metu? Tai manau puikiai, viskas puikiai, ką norim iš jo, tą gaunam. Sakau, aš praeitais metais ir prieš 2 metus mes įstebėdavom, tikrai džiaugdavomės, kad toks lietuvis žaidžia vienas geriausių gynykų Eurolygoj. Yra, tai ir buvo, ir yra, taip kad jam aišku reikia eiti į formą dar reikia, bet tikrai, kai neturim Naidželio, tai jisai toks vienas Arnas ir jisai mūsų pagrindinė gynėja, čia nėra ko slėpti ir jis tą rolę daro, bet dar tuo pačiu jis gali ir puolime būti naudingas ir manau, kad jisai tą atlieka puikiai ir kuo toliau to bus dar geriau. Tai ketvirtadienį laukia dar vienas Eurolygos vakaras, ar pavyko rotuoti žaidėjų minutes, taip norėtų. Jeigu tai būtų prieš rungtynes pasakę, kad tai bus rotuota, tikrai būčiau paėmęs. Tai tikrai bandėm rotuoti, bandėm žiūrėti, kažkiek galvoti ir tas, nepaleisčiau tų rungtynių, aišku, bet tikrai daugiau mažiau pavyko. Negalim tikrai skųstis. 12 rungtynės iš eilės, kai tęsiasi serija pergalė pralaimėjimas. Taip žvelgiant atgal, kokias galbūt priežastis įvardintumėt, kodėl tai vyksta, nes tai tikrai reta Eurolygos istorija, man atrodo, netgi pakartotas rekordas. Aš irgi pamačiau šiandien tik tai tą, bet negaliu nieko pasakyti. Tai jau nurašot, kad Milane tikrai pralošim, bet reikia ruoštis, kiek suprantu. Vėlgi, čia Eurolyga, čia mes žaidžiam su rimtom komandom, taip kad nedaug kitas trūksta iki tų pergalių. Bet trūksta tiek Bolonijoje, tiek dabar irgi pralaimėjom ir prieš Makabį, bet to trūksta, to mes ir turim to solidumo, to žingsniuko į priekį, kad ištrauktas pergalės. Mane nepaisant, kai pirmą kartą žaidėt su Milanu, tai buvo tas Butkevičiaus tritaškių šou, bet nepaisant to vis tiek patyrėt pralaimėjimą. Ar jau esat pasidarę kažkokias preliminarias gairias, kaip reikėtų šį kartą elgtis prieš Milaną? Kažkokių smarkiai buvo Arno tikrai tas šou, bet ir davė tonų tą šou, aš kiek atsimenu. Taip pat mes turim, aišku, žinom, kad metikas yra ir negalim paleisti, bet tikrai Milanas solidi komanda, turi visose pozicijose gerų žaidėjų, vėl atletiški yra, kas mums nėra labai patogu. Bet dabar visos mintis buvo Asvelį ir dabar tik pradėsim galvoti daugiau apie Milaną.